Jums buvo pažadėtas begalinis intelektas vos už $20 per mėnesį. Šis pažadas jau griūva. Dirbtinis intelektas turėjo būti toks pat pigus ir neribotas kaip elektra, tačiau dabar silicio slėnis jį riboja. Visose modeliuose ir platformose vartotojai dabar susiduria su griežtesniais žinučių apribojimais ir mažėjančia prieiga. Tai tarsi valgy kiek nori bufetas, kuriame tau leidžiama paragauti tik vieną kąsnį kas kelias valandas. Begalinių dirbtinio intelekto laikai blėsta. Priežastis – didžiųjų technologijų viduje prasidėjęs pašėlęs žaidimas, vadinamas žetonų maksimizavimu. Taigi, jei dirbtinis intelektas tampa galingesnis, kodėl prieiga prie jo mažėja? Kurį laiką kiekvienas mokantis už ChatGPT+ galėjo naudotis naujausių OpenAI samprotavimo modelių, O1 Preview, ir naudoti jį tada, kai tik prireikdavo. Tada, 2024 m. rugsėjį, buvo nustatytas naujas limitas – tik 50 žinučių per savaitę. Tiems, kurie mokėjo daugiausiai, tai tebuvo kelios tikros pokalbių sesijos per 7 dienas. Palydžinti su ankstesnės kartos modeliais, tai buvo maždaug 98% sumažinimas, kai kvota baigdavosi, ekrane viskas sustodavo. Buvo būdas tai apeiti, bet jis turėjo savo kainą. 2024 m. gruodį OpenAI pristatė naują lygį – ChatGPT Pro, kainuojantį $200 per mėnesį, tai 10 kartų daugiau nei Plus. Jis suteikė beveik neribotą prieigą prie to paties modelio, kurį kitiems dabar ribojo. Neribotas intelektas vis dar egzistavo, jis tiesiog buvo perkeltas už kur kas didesnio mokamos prieigos barjero. OpenAI šį žingsnį pristatė kaip įprastą tvarkos palaikymą, būdą apsaugoti paslaugos kokybę. Tačiau tiems žmonėms, kurie šį įrankį buvo įtraukę į savo kasdienį darbą, atrodė, kad priemonė staiga tapo nepasiekiama be didesnio įspėjimo. Modelis nedingo, tačiau jį tapo sunkiau pasiekti. Žmonės pradėjo save riboti. Jie taupė sunkiausius klausimus ar darbus tam laikui, kai atsinaujindavo kvota. O jei kvota pasibaigdavo, jie tiesiog sustodavo ir laukdavo. Įmonės, kurios daugelį metų kalbėjo apie vis pigesnį ir plačiau prieinamą intelektą, pradėjo riboti prieigą prie to, ką pačios pardavinėjo kaip ateitį. Skirtumą tarp didelių pažadų ir to, ką žmonės iš tikrųjų naudojo, buvo sunku ignoruoti. Priežastis buvo akivaizdi. Šių modelių veikimas visų pajėgumu, taip kaip pramonė juos išplėtė, finansiškai nebeapsimokėjo. Taigi, didžiosios technologijų bendrovės sugalvojo tobulą sprendimą – žetonų maksimizavimą. Žetonas – tai tik kalbos dalelė. Žodis – mažas žingsnis mašinos mąstymo grandinėje. Taigi, kai modelio nebegalima padaryti protingesnio senuoju būdu, priverčiate jį dirbti sunkiau. Jūs priverčiate jį apdoroti daug daugiau žodžių ar žetonų tam pačiam atsakymui gauti. Vietoje to, kad pateiktų atsakymą iš karto, sistema dabar pirmiausia ilgai ir išsamei kalbasi pati su savimi. Tai gali būti 10 000 žodžių, kol bent vienas sakinys pasiekia jūsų ekraną. Ir vietoje to, kad mokytųsi tik iš to, ką parašė žmonės, naujausi modeliai yra maitinami milžiniškomis tekstų krūvomis, kurias sugeneravo ankstesni modeliai. Visa esmė yra neleisti kreiviai išsilyginti, nuolat didinant skaičiavimo galią tame pačiame įrenginyje. Mastelis tiesiog stulbinantis. Meta Llama 3 perdirbo daugiau nei 15 trilijonų teksto žetonų. Tai maždaug 7 kartus daugiau duomenų nei ankstesnėje versijoje. Jei sudėtume tą žmogaus atitikmenį ant knygų lentynos, ji būtų beveik 2900 km ilgio. Žetonų maksimizavimas dar padidina tą skaičių. Modeliai peržiūri savo ankstesnius atsakymus kiekvienam sudėtingam klausimui. Skamba kaip gera idėja. Iš tų pačių lustų išgaunama daugiau intelekto. Nereikia jokio naujo superkompiuterio. Kuo ilgiau mašina kalbasi su savimi, tuo daugiau ji gali patikrinti savo darbą, išbandyti idėją ir ją atmesti. Papildomas mąstymas įgyjamas po vieną žodį. Viskas, ką matote, trumpa pauzė ir tada atsakymas. Tačiau tai niekada nebuvo sėkmė, kurią reikėtų išskirti. Tai gimė iš grynos panikos. Kažkas dirbtinio intelekto pasaulyje buvo sugedę ir žmonės, kurie buvo arčiausiai to, tiksliai žinojo, kas tai buvo. 10 metų visa industrija rėmėsi viena pagrindinė nuostata – padidink skaičiavimo galę 10 kartų ir modelis taps gerokai protingesnis. Daugiau skaičiavimo galios reiškia daugiau galimybių metai iš metų. Visi verslo modeliai buvo grindžiami šią prielaidą, tačiau rezultatai rodė visai ką kitą. Keliose laboratorijose duomenys rodė tą patį. 10-eriopas skaičiavimo galios šuolis duodavo tik nedidelę pažangą – apie 10 ar 15%, kartais net mažiau. Tai, kas anksčiau suteikdavo šuolį intelekte, dabar tebedavė tik menką pagerėjimą. OpenAI tuo įsitikino savo akimis. Modelis, kuris turėjo būti kitas didelis žingsnis į priekį ir buvo pavadintas kodiniu vardu Orion, pasiekė ankstesnio pagrindinio modelio lygį jau po nedidelės dalies treniruočių. Tada jis sustojo. Žmonės, kurie jį testavo, sakė, kad patobulinimai buvo mažesni nei tikėtasi.
Kai jis pagaliau buvo išleistas, tai nebuvo ilgai žadėtas GPT-5, o GPT-4,5. Pavadinimas jau viską pasakė. Ne visi su tuo sutiko. Kai 2024 metais nutekėjo žinios apie sulėtėjimą, OpenAI vadovas Samas Altmanas viešai jas paneigė. Jokios sienos nėra, sakė jis. Tyrėjas Geris Markusas atkirto, kad apribojimai buvo akivaizdus jau kelis mėnesius. Net Andreessen Horowitz, kurio milijardai priklausė nuo šio rezultato, pripažino, kad didesnė skaičiavimo galia nebeduoda tokių pačių šuolių intelekte. Kai kam tai atrodė laikina stagnacija, kitiems – epochos pabaiga. Bet kuriuo atveju pinigai ir toliau tekėjo, tik kita kryptimi. Viešai žinutė liko ta pati. Progresas jau visai šalia. Privačiai vis daugiau žmonių priėjo prie tos pačios išvados. Strategija, kuri dešimtmetį skatino proveržius, artėjo prie ribos ir tolesni pasiekimai turėjo ateiti po treniruočių. Pradiniai šuoliai buvo akivaizdus. Kiekvienas naujas modelis atrodė protingesnis už ankstesnį. Tai buvo akivaizdu kiekvienam, kuris juos naudojo. Naujesnės versijos jautėsi kitokios. Taip, geresnės, sklandesnės ir patikimesnės, bet ne tokio masto šuolis, kuris pateisintų išleidžiamus milijardus. Tai pripažinti būtų reiškę suabejoti visos industrijos pagrindais. Todėl industrija įsikibo į vienintelį dalyką, kuris vis dar atrodė veikiantis. Modeliams suteikti daugiau žetonų. Kai modeliai buvo mažesni ir atsakyti į klausimą kainavo beveik nieko, ChatGPT startavo už $20 per mėnesį. Kaina buvo nustatyta tada, kai dirbtinį intelektą buvo pigiau eksploatuoti. Ir po kelių metų ji vis dar tokia pati. Tačiau ekonomika visiškai pasikeitė. Kai kurie aktyviausi vartotojai OpenAI kainavo daugiau nei $120 per mėnesį už skaičiavimo galią, nors patys mokėjo tik $20 už šią privilegiją. Kiekvienas iš tų vartotojų dar labiau didino atotrūkį tarp paslaugos savikainos ir to, kiek už ją buvo imama. Tai tarsi maisto prekių parduotuvė, kuri ištikimam klientui ne tik suteikia gerą aptarnavimą, bet dar ir įduoda $100 kupiūrą išeinant pro duris. Ir tuo viskas nesibaigia. Ji ieško dar 1000 tokių pačių klientų. Kuo daugiau žmonių įsimyli produktą, tuo greičiau tirpsta pinigai. Tai nėra laikinas sunkmetis, kuris praeis savaime. Tai yra įsišaknyję pačioje sistemoje. Kiekvieną kartą, kai modelis sustoja ir pagalvoja šiek tiek ilgiau, sąskaita didėja. Tai, kas anksčiau būdavo greitas atsakymas, dabar gali virsti ilga samprotavimo grandinė, vykstančia užkulisiuose, kol atsakymas pasiekia vartotoją. Tai puiku tikslumui, tačiau ne tai puiku kainos atžvilgiu. Sunkiausiai klausimai reikalauja daugiausiai skaičiavimo išteklių ir būtent su tokiais klausimais žmonės kreipiasi į geriausius modelius. Tai veikia visą industriją. Lastai buvo nupirktos ir duomenų centrai pastatyti, tačiau pajamos, kurios tai pateisintų, dar neatėjo. 2024 metais rizikos kapitalo įmonė Sequoia tai pavadino $600 milijardų dirbtinio intelekto klausimu. Atotrūkis tarp 10 milijardų investuojamų į dirbtinio intelekto aparatinę įrangą ir pinigų, kuriuos ši industrija kada nors galėtų susigrąžinti. Tiems duomenų centrams kasmet reikia 100 milijardų vien tam, kad atsipirktų, o prenumeratos padengia tik nedidelę dalį. Pridėjus daugiau $20 prenumeratorių, spragos užpildyti nepavyks, nes kiekvienas naujas, intensyvus naudotojas tik dar labiau didina problemą. Todėl apribojimas yra logiškas. Leisti visiems visą dieną naudotis galingiausiu modeliu niekada nebuvo įmanoma. Skaičiai to neleidžia. Taigi, brangiausi darbo krūviai vis dažniau nukreipiami į brangesnius planus ir verslo klientus, kur tai ekonomiškai apsimoka. Įmonių sutartys gali paslėpti geriausio modelio kainą už sutaupytas valandas ir pakeistus darbuotojus. Vienas $20 prenumeratorius to padaryti negali. Iš laboratorijų perspektyvos, tas prenumeratorius niekada nebuvo tikrasis klientas. Jie buvo įrodymas, kad produktas veikia ir ažiotažas, kuris leido sudaryti verslo sandorius. Sąmoningai nuostolinga naudotojų bazė išplėstas iki lygio, kurio pramonė dar niekada nebandė. Pinigai buvo tik dalis problemos. Didžiausia problema ta, kad visoms laboratorijoms pradeda stigti būtent to, ko reikia norint apskritai sukurti kitą kartą. Bet kas nutinka, kai plėtra nustoja duoti rezultatų ir artėja galutinis terminas? Pasaulyje tėra baigtinis kiekis parašyto teksto. Skamba keistai, bet tai tiesa. Pašalinus šlamštą ir žemos kokybės turinį, internete lieka labai greitai mažėjantis kiekis tikrai naudingų žmonių parašytų tekstų. Epoch AI tyrėjai apskaičiavo, kad jų yra maždaug 300 trilijonų teksto vienetų. Pagal sparčiausius mokymo grafikus, šis kiekis gali būti beveik išnaudotas iki 2026 metų, o dauguma prognozių rodo apie 2028 metus. Praėjus keliems metams po to jis visiškai išseks. Tačiau ne visa ši informacija yra vienodai vertinga. Geriausia medžiaga buvo panaudota pirmiausia – kruopščiai redaguotos knygos, kokybiška žurnalistika, recenzuoti moksliniai tyrimai. Dauguma jų jau buvo matyta daugybę kartų mokymo metu.
Kas lieka? Tai kasdieniai interneto puslapiai, kurie kiekvieną kartą grįžus prie jų prideda vis mažiau ir mažiau. Tai nėra problema, kurią išspręsi tiesiog surinkdamas daugiau puslapių. Žmogiškojo teksto, kuris paskatino paskutinius didelius šuolius, baigėsi ir jis nėra pakankamai greitai pakeičiamas, kad suspėtų. Taigi, industrija atsigręžė į vienintelį šaltinį, kuris vis dar atrodė neišsemiamas – pačius aparatus. Jei žmonėms pritrūko žodžių, tegul aparatai rašo savo žodžius ir maitina jais kitą modelį, uždaro ratą ir leidžia aparatui mokyti aparatą. Tai jau buvo išbandyta. Kas vyksta toliau? Vadinama modelio žlugimu. O 2024 metais žurnalas Nature paskelbė šio reiškinio autopsiją. Mokykite kiekvieną naują kartą daugiausia pagal mašinų sukurtą tekstą ir jis ima gesti labai specifiniu būdu. Tai, ką jis gali pasakyti, tampa vis siauresnis. Tapatybė ir asmenybė, kurie egzistuoja tikruose žmonių tekstuose, išnyksta su kiekviena nauja versija. Modelis pamažu tampa plokštesne, labiau pasikartojančia savo paties kopiją. Ir tai tik blogėja. Nature komanda pateikė modeliui ištrauką apie viduramžių bažnyčių bokštus, apmokė kitą versiją pagal jo atsakymus, o dar kitą pagal tuos atsakymus. Ir taip vėl ir vėl. 9 kartai modelis visiškai pamiršo klausimą ir pradėjo kalbėti apie kiškius, nors pradžioje ištrauka buvo apie architektūrą. Kiekviena karta, mokyta pagal ankstesnę, vis labiau nutolsta nuo tikrovės. O dar daugiau, mašininio teksto įliejimas nesustabdo šio nuosmukio. Tai tik paspartina procesą, tempdama sistemą link plokščio, ištuštėjusio atgarsio to, ką jie kadaise žinojo. Net ir šiek tiek žmogaus rašymo sugrąžinimas į mišinį negali jos išgelbėti. Mašinos sukurta dalis įvelia klaidų, kurias beveik neįmanoma aptikti. Galiausiai modelis pradeda pasitikėti savo spėjimais kaip faktais, vis labiau įklimpsta savo aklosiuose zonose, kartoja savo klaidas ir nuodija šaltinį, iš kurio pats geria. Nuo to nėra pabėgimo. Jei daugiau duomenų tik pablogina situaciją, kas nutiks, kai dirbtinis intelektas susidurs su pačiais fiziniais pasaulio apribojimais? Šiek tiek už Lauryn apygardos Šiaurės Virdžinijoje ištisos eilės langų neturinčių pastatų dominuoja kraštovaizdyje. Gali pasirodyti, kad tai niekuo neišsiskirianti vieta, tačiau manoma, kad apie 70% pasaulinio interneto srauto teka būtent pro čia. Duomenų centrai vien 2024 metais atnešė apygardai apie $875 milijonus mokesčių pajamų. Tiek pakanka finansuoti mokyklas ir tiesti kelius. Tai tapo tankiausia dirbtinio intelekto įrangos koncentracija planetoje, o į ją tekančios energijos kiekis pasiekė tokį mastą, kurį sunku suvokti. Prieš keletą metų didelis duomenų centras galėjo prašyti tinklo apie 30 MW galios. Šiandien vienas kompleksas gali prašyti 100 MW. Didžiausi dabar artėja prie gigavatų. Tai tiek daug elektros energijos, kad viena vieta gali sunaudoti 2 pilnų branduolinių elektrinių galę. Ši galia jau buvo paprašyta ir patvirtinta. Trūksta infrastruktūros, kuri galėtų ją perduoti. Dominion Energy, pagrindinė šio regiono energetikos įmonė, viešai pareiškė, kad negali užtikrinti naujus pajėgumus per numatytus terminus. Didelio objekto prijungimas dabar gali užtrukti nuo 4 iki 7 metų, o patekti į peržiūros eilę užtrunka dar ilgiau. Pagrindinė kliūtis dabar yra nebe mikroschemos ar modeliai, o fizinis tinklas. Maksimalus žetonų naudojimas tik pablogina situaciją. Kiekviena sudėtinga užklausa veikia ilgiau nei paprasti pokalbių robotai, kurie buvo anksčiau. Tai reiškia ilgesnį energijos tinklo apkrovimą. Taigi, net jei duomenys niekada nesibaigtų ir modeliai niekada nesusidėvėtų, energijos tiekimas jiems būtų apribotas leidimais ir įsivaizduojama infrastruktūra. Tai nustato griežtą ribą, kiek dirbtinio intelekto projektų gali būti paleista vienu metu. Jei sistema negali plėstis pakankamai greitai, visiems, kas nusprendžia, kas pateks, o kas ne. Geriausias dirbtinis intelektas netaps pigia paslauga visiems. Jis atiteks tiems, kurie galės sau leisti tikrasias jo veikimo išlaidas. Paprastesni modeliai išliks plačiai prieinami, nes jie yra pakankamai pigūs, kad įmonės galėtų padengti jų sąnaudas. Tačiau sistemos, kurios mąsto ilgiau ir sunaudoja daugiau skaičiavimo resursų kiekvienam atsakymui, bus perkeltos į vis aukštesnius lygius, skirtus tik tiems klientams, kurie gali padengti su tuo susijusias išlaidas. Laikui bėgant, atotrūkis tarp šių 2 pasaulių didės, nes pačių pažangiausių sistemų kaina nuolat augs. Aukščiausi lygiai turės kainas atitinkančias realiasias skaičiavimo sąnaudas. Tai nebus rinkodarai palanki kaina. Korporacijos ir toliau pasirašinės vis didesnės sutartis, nes jos gali paskirstyti išlaidas. Visi, kurie rimtam darbui remiasi geriausiu modeliu, turės paklausti savęs, ar tai tikrai verta tokios kainos. Pasauliui buvo parduotas paprastas pažadas. Dirbtinis intelektas kasmet pigs, kol taps prieinamas visiems. Vietoj to atsiranda kažkas kita. Sistema, kurioje geriausi modeliai sąmoningai ribojami. Įmonėms tai ekonomika. Vartotojams, kuriems be įspėjimo nustatomi apribojimai, tai atrodo kaip atskirtis.
Nebėra visiems prieinamo dirbtinio intelekto. Jis skirstomas į pakopas. Dirbtinio intelekto modeliai keičia ne tik prenumeratas, jie keičia ir karjeras. Didėjant mašininiam mokymuisi, pirmieji tai pajunta naujos kartos darbuotojai. Pažiūrėkite, kaip dirbtinis intelektas sukelia baltųjų apykaklių darbuotojų valymą, arba žiūrėkite šį vaizdo įrašą.